Aš kaip noriu daryti tom, kas man ir smagu, bet aš bijau. Jeigu aš palieksiu ton darbą savo dabartinį, kas tada įvyks, kaip aš tada ton turėsiu užmokėti, kaip ten turėsiu išlaikyti savi, kaip ten nuomą sumokėti, kaip ton padaryti turėsiu. Nežinomybė, kaip aš bijau daryti, ko aš myliu, nes aš bijau, jeigu man nepasiseks ar kažkas tokia. Kaip tu leidi savo pasitikėti nežinomybė. Vienintelį dalyką, konto atrasti nežinomybė ir daugiau savęs, daugiau galimybių iš savęs, daugiau atrasti savo vidaus, kur tu niekada galbūt arba labai seniai nebematė, kad turi savo vidau. Kažkoks tai galimybės ateis, kur tu tik svajoji, kad nors ateitų. Ateis iš kažkur situacijas, žmonės kažkokie susipažinsi. Kaip tu peržengi tos nežinomybės ribą, kaip tu pasitiki besąlygišką 100% savo sielą, savo aukštesnioji aš ir tu eini į ton savo aistrą, eini į ton savo meilį, į ton dalyką, kur tu tik nori daryti, bet bija kažkodėl. Tu peržengi to nematomą mažą trinkelį ir tu pamatau, o žiūrėk, ir antras žingsnis, o trečias žingsnis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paskui žiūri atgal, eik tu savo. Tai ko aš čia bijojau, nebuvo ko bijoti, tu pažiūrėk dabar, koks man gyvenimas ir nuostabus, kaip aš leidau savo pasitikėti nežinomybę. Bet dar vienas dalykas ir paradoksiškas, jeigu tu pasitikėsi nežinomybę, eisi daryti tom, ko tu myli, vien dėl to, kad tu kažko gautum iš to, tu visiškai niek negausi. Tai ir paradoksas gyvenim toks. Tu turi visiškai niek nesitikėti, bet žinoti, kad viskas, ko tau reikia, ateis pas tavi tada, kad tu leisi savo pasitikėti savo sielos vedimu. Nes tavo siela nesako tau, eik tinas, daryk ton, nes tau tavo siela nešnek žodžias, tavo siela neneka už tau kažko. Tavo sielas, visi žodžiai, visi ta informacija, kad tau atsiunt ir perverčiama iš tos visos energijos, kad atsiunt į jausmą, į aistrą, į susidomėjimą, į norą įdėti kažkur. Tai leisk savo būti savim. Leisk savo pasitikėti nežinomybę be jokių lūkesčių, kad kažkas turi vykti, jeigu tu tam darysi. Nes absoliučiai viskas, ko tu ieškai, jau yra